Tautos forumas. Porą sakinių norėtumėm paprašyti Tamstos. Visų pirma, dėkojame Jums už puikią kalbą. Pagarba Jums kaip kovotojai už mūsų lietuvius, už mūsų tautos atminimo išsaugojimą. Buvau paruošusi tokį klausimą. Norėjau paklausti, bet 1989 metais 100 tūkstančių žmonių sustojo į Baltijos kelią. Kas atsitiko per tuos 36 metus, kad į šį renginį susirinko tik tai virš 100 žmonių? Pasikeitė karta. Kiekvienai kartai reikia turėti savo, matyti, naują idėją, atsišviežinti idėjas. Mes gyvenam tom senom tiesom, kurios naujai kartai nebeįdomios. Tai mes nepadarėm savo namų darbų nuo 2004 metų. Į valstybę stagnacijai, idėjos stagnacijai, politika stagnacijai, naujų idėjų neateina. Tie patys politikai keičiasi vienas kitą, tas pats kaip ir Estijoje, kaip kur kitur mažos tautos problemų. Tai o tiek, aš manau, kad neužtenka pilietinės dvasios. Politikai stabdo bet kokį pilietinį aktyvumą. Nėra demonstracijų, nėra tai, ką mums leidžia Konstitucija. Ir tos idėjos neaptariamos. Ir gesiname visi ir pradedama persekioti arba su kažkokiais vėl ieškoti priešų, dar ko nors. Ir tai va toks. Aš manau, tiesiog turi būti grįžti. Tai yra Baltijos kelias graži mūsų istorija, bet ją jau reikia atnaujinti. Ta diena, tą dieną, aš nebuvau Lietuvoje, bet Baltijos kelias stovėjo mano knyga. Aš parašiau knygą apie Ribbentropo-Molotovo paktą. Prieš 88 aš jį atspausdinau, gavęs iš Vokietijos užsienio reikalų ministerijos dokumentus. Ir tada buvo mes pirmieji paskelbė iš vis Tarybų Sąjungų ir Estai gal po 3 tik tai mėnesių. Ir knyga buvo pirma 89 metais 100 tūkstančių buvo parduota per vieną dieną. Per vieną, to, kad kainavo 50 kapeikų. Bet ten buvo sudėti visi tie dokumentai ir išleista ir lietuvių kalba, rusų kalba ir net esperanto kalba. Tai yra, man sakau, neuždirbau, nes ten savikaina buvo 50 kapeikų ir mes nieko negavom, bet yra Lituanos leidykla, man pasiūlė, aš tuo metu kaip tik grįžau iš Vokietijos iš archyvų, buvo Koblence ir Bono, buvo vokiečių diplomatų iniciatyva, paskui jie buvo apkaltinti Maskvoje, kad jie specialiai mums davė tos dokumentus, kad mūsų separatizmą pakelčia, tai buvo notą gavę ir tie žmonės, kurie tą davė, paskui jie buvo gana garsiais diplomatais, buvo Vokietijos ambasadoriai Ukrainoje ir visą, kurie tiesiogiai man atsiuntė tos dokumentus. Buvo tokios. Tai reiškia, šitie žmonės, kurie inicijavo šitos tvoros, šitokį vaisingą, šitą tvorą vaisingą. Čia aš manau, čia Šimonytės tvora, čia aš net neįsivaizduoju, kas ją padarė, aš apie ją irgi pirmą kartą matau, bet sprendimas vyriausybės, bet jo labiau, kad sprendimas jau yra naujas, jau kitas sprendimas. Bet jo nieks nestabdo, tai yra spjūvis valstybėje. Tai čia matyti, miestas daro, nors čia ne miesto pastatas, čia yra valstybės pastatas. Čia miestas, čia ar Šimašius, ar Benkunskas negali spręsti šitų dalykų. Kad kažkas tai daro, suprantat? Man čia ministerija. Čia mes vaikščiom su architektais, mes buvom pas kultūros ministrą, mes buvom, kultūros komiteto pirmininkas Seimo. Viskas yra jau tarsi spręsta. Viskas grįžtama prie to normalaus gero projekto, kur visiems, kur bus atkuriami, kaip ministras sakė, Šarūnas, kad sakė, čia turėtų būti knygos, kultūros ir kongresų rūmai. Čia nebus sporto. Iš tikrųjų jau nebereikia čia. Bet šiek tiek pasikeis pavadinimas, bet dvasia turi čia turi išnaudotas 4,5 tūkstančio salė. Čia daug gali susirinkti, Ir čia yra tos demokratijos geros kažkoks tai tvyro tonas. Bet tai čia, sakau, reikia pritaikyti naujai Lietuvos istorijai. Ačiū Jums, pagarba Jums.